Office – kas? Biuras, kontora, raštinė įstaiga. Pavyzdžiui, office workers – biuro darbuotojai arba ticket office – bilieto kasa. Jeigu prie kamieno office pridėsime priesagą r, gausime profesijos pavadinimą officer – tarnautojas, pareigūnas. Pavyzdžiui, police officer – policijos pareigūnas. Norėdami kažką apibūdinti kaip oficialų arba tarnybinį, sudarysime būdvardį official, nubraukę paskutinę kamieno raidę i ir vietoj jos parašę priesagą ial. Pavyzdžiui, official language – oficiali kalba. Kai kažką apibūdiname kaip neoficialų, sudarysime priešingos reikšmės būdvardį unofficial, pridėję neigiamąjį priešdėlį un. Pavyzdžiui, unofficial statistics – neoficiali statistika. Na, o norėdami iš būdvardžio official sudaryti prieveiksmį, paprasčiausiai pridėsime žodžio gale priesagą ly ir gausime žodį officially – oficialiai, formaliai. Pavyzdžiui, officially married – oficialiai susituokę. O sudarydami neigiamąjį prieveiksmį pridėsime jau žinomą priešdėlį un ir gausime žodį unofficially – neoficialiai. Pavyzdžiui, to work unofficially – dirbti neoficialiai. Įsiminti visus žodžius kontekste galite išmokę tokį sakinį. The officer came to the office officially, but the unofficial report was sent unofficially. Like and follow for more.